Patinka mūsų podcastai? Norite, kad jų būtų daugiau? Nuo šiol jūs galite tai padaryti remdami mūsų Patreon'e, kurio nuorodą rasite apačioje. Tu double checking, ten viskas eina? Jo, garsas čia eina, pas tave eina. Aha, viskas eina gerai. Čia šiek tiek reikės aršiau mikrofoną būt bent jau per tokį va sprindį. Gerai. Spindus. Plauk, biškiai, sušuodė, nes komentarų vis laik susilaukia, kaip pas manęs plaukais kažkaip nepirko. Nu, su jais nėra iki galo, viskas truko kažkaip. Aš pradėjau plikti truputėlį. Tai aš senai jau. Gerai, ką aš suplosiu ir po supluvimo pradėsim. Taigi, šios savaitės epizodė pas mane mokslų daktaras medicinos ir Shotokan karatė juodasis diržas Vaidas Dirsė. Sveikas, Vaidai. Labadiena. 100 metų nesimatėm, ką veiki paskutiniu metu. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad pakvietėte į podcastą. Netikėtas buvo kvietimas. Daug garsių žmonių pas tave buvo. Gal aš nesu toks garsus, bet pasistengsiu, kad būtų pokalbis įdomus. Šiuo metu sportuoju, dirbu Santaros klinikose, užsiminėju moksliniais tyrimais, vadovauju Santaros klinikų profesiniai sąjungai. Tokia veikla. Esi Shotokano juodas diržas. Kaip prasidėjo tavo kelias Shotokan karatė? Iš tikrųjų prasidėjo gūdžiais 1991 metais. Prasidėjo nepriklausomybė ir, aišku, kaip ir tu tikriausiai esam prisižiūrėję kovinių veiksmo filmų. Tas patraukė labai. Na ir iš tikrųjų, kai buvau 7 metų, tėvas nuvedė į treniruotes ir paliko tenai. Tai ir prabuvau 15 metų. O kokiame mieste? Panevėžyje. Panevėžyje viena tokių stipresnių mokyklų Shotokan Lietuvoje, teisingai per ilgą laiką. Jo, yra labai, sakykime, gan garsus treneris Alfonsas Valantonis. Ir jis būtent propagavo Shotokan karatė. Na ir šita jo mokykla dar po šią dieną puikiai veikia. Yra paruošta daug Lietuvos čempionų, Lietuvos rinktinės narių. Na, be abejo, tais laikais Panevėžyje reikėjo būtinai išsiimti kažkokiu kovos menu, nes buvo sunkus laikai tais laikais. Daug jaunimo sportavo tais laikais, kada tu pradėjai? Jo, iš tikrųjų, salės buvo sausakimšos, 50-60 ar dar daugiau žmonių, tai buvo labai populiaru iš tikrųjų ir palyginus dabar buvo ažiotažas didesnis tada. Kaip visumoje, žinau, kad pakeitė per ilgą laiką daug sporto šakų. Shotokano taisyklės, aš nesenai, gal jau senokai, iš tiesų kalbinau vieną pradininkų karatė Lietuvoje ir Shotokano pradininką Kazimierą Bartkevičių. Ir mes su juo, kaip šnekėjome, Shotokanas turėjo savo pakeitimų per daug metų ir, kaip suprantu, ta olimpinė versija Shotokano ar karatė versija, jinai truputėlį skiriasi nuo to, kuo greičiausiai tu užsiminėjai 90 metais. Jo, iš tikrųjų, tas būtent dešimtmetis iki 2003 metų buvo toks, aš sakyčiau, gal tikrasis Shotokanas, kai realiai, olimpinis karatė, jis yra toks labiau adaptuotas žiūrovai, galbūt sportinis variantas, yra labiau viskas ribojama, ta prasme, ir pats kontaktas. Mano laikais, realiai, jeigu būdavo varžybos, tai, pavadinkim, tas kontaktas būdavo gan rimtas. Į tai būdavo žiūrima paprasčiau, teisėjai labiau leisdavo tai daryti. Jo lab, kad ir dabar, pavyzdžiui, olimpiniam karatė yra standartizuotas pirštinėlės, gan tokios, sakyčiau, didelės. Mūsų laikais buvo tiesiog, kas kokias turėjo, ir buvo leidžiamas visokias, tai tiesiog iš paralono apsita medžiaga ir, tai skaitydavas pirštinėlė, nors, po kontakto būdavo rimtos žalos. Kuo būtent tas kontaktas skiriasi tada ir dabar? Jis iš esmės yra panašus, realiai tu atakuodamas negali būti praeinamas smūgis. Praeinamas reiškia, ranka negali ištiesti labiau negu veido, taip. Idealiu atveju tiek tada, tiek dabar geriausia, kai po atakos yra išlaikomas bent 1-2 cm atstumas tarp veido ir kumščio, kas yra realiai nelabai įmanoma, tai dažniausiai būna minimalus kontaktas. Bet kadangi Shotokan smūgiai yra gan, sakykime, staigus ir greiti, tai tas minimalus kontaktas dažnai baigėsi, realiai ir nokautais ir panašiais dalykais. Jo labiau turbūt, jeigu žmogus nėra pasiruošęs tų smūgių priimti, ką mes matome bokse ir kikbokse, kai smakras nori lenkti žemyn ir kaip ir ruošimasi tam, kad tu priimsi tą smūgį, turbūt karatė atstovai nėra prie to
Be abejo, tai Pripratę priimti. smakrą pataikys šotokanišką tiesų smūgį, na, iš tikrųjų nėra smagu. Plius, aišku, visi kiti smūgiai kojomis leidžiami, tai na, ir šotokanas garsėja savo kojų smūgiais, aukštais pakirtimais ir panašiai. Tai... O kažkas su taškais irgi skiriasi, teisingai dabar seniau kažkaip iki vieno tikrasis šotokanas ar JKA šotokanas, kadangi jo versijų daug yra, jis JKA yra iki pirmojo turbūt pataikyto smūgio, teisingai? Jeigu aš neklystu. Mano laiku buvo viskas labai paprasta, būdavo iki 2 taškų. 2 taškai yra pergalė. Tai yra 2 pataikyti smūgiai. Taip, 2 smūgiai į ranką, tarkim, į galvos rytį arba į korpusą rytį, arba, tarkim, kojos smūgis į korpusą yra 1 taškas. Tai 2 taškai pergalė. Arba tu pataikai iš kojos į galvą, tai iš karto pergalė. Viskas būdavo labai paprasta ir aišku. Dabar truputį jo pasikeitė, tų taškų yra daugiau ir leidžiama netgi kelis kartus pataikyti galvą ir dar nesibaigia. Pakirtimai. Galimi kažkokie. Ir po pakirtimo galima dabaigti dar smūgį vieną. Gali tašką vieną iškovoti. Iš tikrųjų, gan neseniai šitą atsirado taisyklė, kad na, būtent galimas pakirtimas, žmogus parkrenta ir tada tu, sakykime, pribaigi smūgį. Tai tada yra iš karto pergalė. Mūsų laikės tas buvo nelabai populiaru ir realiai nelabai ir taikoma. Aišku. Kaip kilo tavo susidomėjimas medicina? Kada jau nusprendė, kad būsi medikas? Na, iš tikrųjų tikrai taip nenusprendžiau ten, sakykime, mokyklą ir panašiai. Labai traukė biologiją ir kažkur 10-12 klasiai supratau, kad norėčiau būti, kad šitą kryptis mano gyvenime. Ir tuomet buvo neseniai atsiradus studijų programa molekulinė biologija. Įstojau ten, bet, na, supratau, kad tas yra įdomu realiai tik ties 2 kursų, tai dar reikėjo laiko, kad, na, įsivažiuoti ir suprasti, kad čia ta mano sritis. Na, medicina jau po to karjera ir po truputį atėjau ir medicina. Dabar viena tokių aktualesnių tarp sąmokslininkų teorijų ir tarp visumoje žmonių antivaks mamų tema aktualiausia turbūt šiaip visuomeniai COVID'as. Teisingai, teko pačiam dirbti su COVID'o pacientais? Tiesiogiai neteko, teko dalyvauti tyrimuose, ypatingai pradžiai, kai buvo pradžia, bet na, labai glaudžiai bendradarbiauju su kolegom, kurie na, turėjo tą tiesioginį kontaktą ir viską matė iš arti nuo pat pradžių iki dabar, tai na, vienoks ir kitoks buvo, sakykime, sudarimas. Tai buvo šokas medicinos visuomeniai, visumoje, kad tokie labiausiai neramiausi laikai, bet turbūt per visų medikų karjeras, kurie dirbo toj srityje. Jo, nu, paskutinė pandemija, kuri buvo, tai ispaniško gripo, bet na, tai tas buvo labai senai prieš 100 metų, o dabartiniais laikais iš tikrųjų jo buvo šokas ir aš puikiai prisimenu tą asmenį, kuris ėjo pas pirmą COVID pacientą Santaros klinikose. Tai buvo gydytojas ir, na, kaip jis jautėsi tada, jį aprenginėjo apsaugos priemonėm, buvo didžiulė nežinia ir tai yra labai užkrečiama naudojant apsaugos priemonės, na, ir buvo didžiulis stresas. Na, po to, aišku, medikų bendruomenė prisitaikė, na, išliko, aišku, tas visas stresas, bet, na, dabar jau yra valdomas realiai. Turime daug vakcinų. Yra kažkokie esminiai skirtumai tarp jų, kuriuos galėtum papasakoti? Iš tikrųjų, pačioj pradžiai efektyvumas visų vakcinų buvo gan, sakykime, vienodas, saugumas 100%. Šiai dienai šiek tiek į priekį iššauna Pfizer vakcina, bet manau, tai akivaizdžiai matosi. Bet tai nereiškia, kad kitos vakcinos yra blogesnės. Tai realiai, jeigu šiai dienai skiepytis ir paklaustų manęs, tai aš galėčiau skiepytis bet kurią vakciną ir būti laimingas ir saugus. Tai kažkokių didelių skirtumų nepasakyčiau. Aišku, kai kurių reikia 1 dozės, 2, 3, bet realiai, na, šitas mokslo laimėjimas yra labai džiuginantis ir bet kuri vakcina yra gerai. Nes dabar tai delta atmaina, tai dabar omikrono atmaina. Kokios paskutinės žinios dėl omikrono apsaugo vakcinos nuo jo? Iš tikrųjų apsaugo, tai tikrai rekomenduoju skiepytis ir kuo greičiau. Visgi 2 dozės apsaugo kiek mažiau, apie 30-40%. 3 dozės apsaugo apie 70%. 70% reiškia, kad tu išvengsi ligonės arba mirties. Tai vis tiek yra didelė gan apsauga, sakykime. Bet dar tyrimai vyksta ir mes dar nematom to realaus plitimo. Kai jis bus, tada pasimatys ir realus efektyvumas. Bet šiai dienai tai vienintelė priemonė, kur mes galim
išvengti. Nežinau, ar matei, pas Žroganą buvo vienas kietas daktaras podcast'e praeitam berods savaitę, netgi jie tiek daug tokių įvairių kontroversiškų, sakyčiau, temų palėtė, jie net nekėlė savo video į YouTube, nes YouTube'as galimai blokuotų, tik į Spotify nuėjo tas kanalas. Ir iš viso to video aš įdomiausią tokį momentą pats uždavinėjau klausimą, iš tiesų, kodėl tai vyksta ir galbūt paklausiu tavęs, galbūt tu tai žinai. Taip, vakcinas mes turime, tas daktaras ir pasakė, kad visos vakcinos yra gerai. Jis, tiesą sakant, išskyrė Moderna vakciną, kad Moderna yra pati efektyviausia jo nuomonė. Nes turi kažkokios veikliosios medžiagos didesnį kiekį negu Pfizeris. Veiklioji medžiaga yra tiesiog transportavimo, sakykime, tokios puslelės, kai vakcina patenka į tavo organizmą Modernos, tai būtent visa medžiaga yra tokiose puslelėse pernešama į ląsteles. Tai vyksta šiek tiek efektyviau negu, tarkim, Pfizer. Bet, čia toks yra labai minimalus žingsnis, kuris iš esmės labai nekeičia bendrą rezultatą. Tai toks yra efektyvumas. Ir vieną temą, kurią jis palėtė iš savo perspektyvos, kiekvienas, aišku, medikas turi savo nuomonę į dalykus. Tai užduosiu klausimą tau, kadangi ne Jungtinių Amerikos valstijų rinka pas mus yra Lietuva. Kaip gydomas COVID'as, kai tik susidurima su pacientu, kuris susirga? Kokie medicinos preparatai naudojami tam Lietuvoje? Vėlgi viskas priklauso nuo kokio sunkumo patenka realiai. Tai šiai dienai vienintelis toks, sakykime, paprasčiausias vaistas yra deksametazonas, kuris yra taikomas. Tai iš tikrųjų įprastas priešuždegiminis vaistas, kuris jau šiaip dešimtmečius yra taikomas įvairiuose ligose. Tai berods jis buvo pirmasis, kur po tyrimų paaiškėjo, kad turi realią reikšmę gydant sunkias COVID formas. Bet vėlgi jį turi skirti tam tikrų laikų. Ir, jeigu pavėluoja, tada jo efektyvumas mažesnis. Buvo ir kitų, ypatingai pandemijos pradžiai vaistas nuo maliarijos, buvo taikomas tas pats ivermectinas. Čia, kurį Žor panaudoja. Bet aš apskritai norėčiau, jeigu kalbant apie vaistus, vakcinas ir panašius dalykus, tai bet koks vaistas, vakcina turi praeiti 3 fazių klinikinius tyrimus. Ir tik tais, kai praeina šios tyrimus, tik tada jis gali būti patvirtintas ir naudojamas. Tai su ivermectinu yra taip, kad jis dar realiai nėra patvirtintas, kaip galimas naudoti. O nebuvo, kad jo kūrėjas už jo sukūrimą laimėjo Nobelio premiją? Reikėtų pasitikslinti, nes tikras galbūt buvo komandoje, kuri jo. Šitas vaistas iš tikrųjų irgi yra paprastas ir jis nėra naujas. Tai yra tiesiog antiparazitinis vaistas naudojamas tam tikrose žmonių ligose. Tu girdėjai tą kontroversiją visą su Joe Roganu ir su CNN, kuri buvo? Aš šiek tiek skaičiau. Nes tai buvo tiesiog juokinga. Visas CNN įsikėlė video su Joe Roganu. Joe Roganas, man atrodo, 2 dieną po susirgimo įsidėjo video, kad, aš jau pradėjau naudoti vaistus, aš jaučiuosi geriau. CNN ką padarė, jo veidą pageltonino, padarė veidą visiškai geltoną ir prirašė, kad jisai naudojo horse dewormer, tai čia arklių antikirmininis vaistas, kai iš tiesų, Japonijoje, kitose šalyse tai naudojamas vaistas ne tik tais kaip antikirmininis gyvulinės kilmės vaistas. Ir sukėlė tokią didelę kontroversiją šitoj vietoj. Ir tada Joe Roganas buvo pakvietęs vieną iš CNN daktarų ir jo tiesiai klausė, kaip manai, ar tavęs nekamuoja klausimas, kodėl CNN viešai melavo apie mano šitą situaciją ir jis negalėjo šitą klausimą atsakyti, jis negalėjo, aišku, CNN jo darbdavys, jis negalėjo pasakyti apie CNN nieko blogo. Kodėl, manai, tokią bangą susilaukė iš CNN? Kokia nauda CNN buvo visą tai paskleisti? Iš tikrųjų, sunku atsakyti, pratęsiant apie ivermectiną tai ir kitus vaistus, tai vienintelės 2 didžiulės organizacijos, kurios patvirtina vaistus ir vakcinas, tai yra amerikiečių FDA ir europiečių EVA, Europos vaistų asociacija. Ir tik kai praeina, sakykime, vaistas pro šias organizacijas, tik tada leidžiama naudoti visuomeniai. Visuomenė Europoje ir Amerikoje. Jo. Tai kažkodėl FDA nepraleido ivermectino ir jų buvo išvadas, kad dar trūksta tyrimų. Galbūt artimiausiu metu ir jis bus praleistas, bet kiek aš žinau, tos organizacijos dirba ypatingai kruopščiai, ten kokybės kontrolė yra aukščiausio lygio. Bet Japonijoje, kaip suprantu, tas vaistas naudojamas jau
daugybę metų skirtingiam tikslam, taip? Jo, tai ta prasme ir Europai, ir Amerikai jis yra naudojamas, bet jis naudojamas kitose ligose, ne prie COVID. Tai... Tai jis tiesiog nepatvirtintas COVID-ui kol kas. Kitam naudojimus yra patvirtintas, teisingai? Taip. Nes reikėtų pabrėžti, kad jo didesnės dozės gali būti labai žalingos. Tai čia ir bando atrasti aukso vidurį, net kokia ir dozė būtų COVID gydymui tinkama. Nes, aišku, kaip tai biokingai beskambėtų, Dana White'as irgi susirgo COVID, nors jisai 2 dozėmis, man atrodo, Pfizerio pasiskiepęs. Dana White'as, kas nežino, yra UFC prezidentas. Ir pirmas žmogus, kuriam jis skambino, tai po savo daktaro skambino Joe Roganui, paskui pasitarė su daktaru ir kažkokį dar kokteilį. Kažkokių jo, tikriausiai yra monokloniniai antikūnai. Tai yra, taip. Kas tai tokia? Jie yra, ta prasme, sukurtos, jeigu paprastai kalbant, medžiagas, baltymai, kurie tiesiogiai veikia COVID virusą. Ir jis naikina. Tai yra labai viskas džiugu, bet jo kaina yra kosminė iš tikrųjų, ten $1000 ir dar daugiau. Tai, paprastam žmogui neprieinamas. Jo, tai berods, jeigu aš neklystu, Donaldas Trumpas gydėsis ir jis išeis. Tai... Ir jisai dar kažkokį preparatą naudoja teisingai, kuris nepatvirtintas. Jo, būtent tą prieš maliarinį vaistą. Bet jis buvo pradžioje... Koks pavadinimas? Hidrochloride. Taip, hidro kažkas. Tai šitas vaistas irgi teikia daug vilčių, bet po to pastebėjo, kad efektyvumas visgi krenta ir nelabai jis tinkamas. Monokloniniai antikūnai, tas būtent kokteilis, tai būtų puikus, sakau, bet finansiškai kiekvienam tai nelabai prieinama. Ką tas daktaras paminėjo visumoje apie gydymą COVID-o, ką jis minėjo ties apie Amerikos klinikas, kad problema didžiausia, kad žmogui liepdavo, ypatingai pradžioje, nežinau kokia situacija yra dabar, liepdavo izoliuotis namie, būti namie 10 dienų, o tik tada galbūt atkeliauti į kliniką ir bandyti gydytis. Kai iš jo nuomonė gydymas turėjo prasidėti iš karto. 2 dieną, 3 dieną, tik tyrimą pasidarai, iš karto pradedi gydytis. Ir tos 7 dienos yra kritinės. Tu iš esmės tik duodi lygai išsiplėsti. Kokia tavo nuomonė šioje vietoje? Vėlgi, reikėtų paminėti, kad čia visiškai naujas dalykas atėjo į mediciną realiai. Ir tų žinių ypatingai pradžiai buvo nedaug ir tos žinios tiesiog ateidavo eigoje. Ir iš pradžių buvo vienokios taktikos, po to kitokios, ypatingai su viruso platinimu, jeigu tu susirgdavai, tai būdavo ir 2 savaitės berods izoliacija pradžiai, kas po to pamatė, kad nėra prasmės, nes jau po kelių dienų nebeplatina. Tai ir su pačiu gydymu, vėlgi labai viskas priklauso nuo sunkumo ir nuo pačio individo. Jeigu jis turi ten gretutinių ligų, tai reikėtų aišku greičiau kreiptis, nebelaukti. Bet jeigu jis sveikas žmogus ir matosi, kad simptomai nėra dideli, tai galima ir namuose gydytis. Įvairiausiai buvo ir būtent ta gydymo metodika ilgainiui keitėsi, nuo vienokios prie kitokios, adaptavosi prie situacijas. Vaistai dabar ir Pfizerio ir Merko teisingai išeis nauji. Žinai kažką apie šios naujus vaistus? Jo, iš tikrųjų, jie teikia daug vilčių, bet vėlgi jie bus skirti tik tais esant sunkiai formai. Deja, dar nėra tokio vaisto, kad tu pajutęs tik lengvus simptomus, tarkim, esi teigiamas ir iš karto pradėtum gerti. Kitas dalykas, kas liečia vaistus, visi kaip ir viltingai žiūri juos, bet turėkim galvoj, kad kai virusas jau patenka į tavo organizmą, tai jis jau daro žalą. Ir kad tu po to vartosi vaistus, tarkim, išgydysi, tai sakykim viskas okei, bet jau kažkokia žala yra padaryta, vienokia ar kitokia. Vakcinos užkerta kelią tai žalai iš karto. Tai tokie yra skirtumai tarp vaistų ir vakcinų. Ir, aišku, dar reikėtų nepamiršti ilgalaikio poveikio, kuris dar nėra ištirtas. Vaistų? Ne, vakcinų? būtent COVID turi galvoj. Nes, tarkim, kai kurie persirgo lengvai, džiaugiasi, kad persirgo, viskas tvarkoj. Bet ar tai neslėps po 5 metų, 10, niekas nežino. Tai, Taip, ir to COVID simptomai yra turbūt kaip ne kokios ligos skirtingi. Tai yra vieniem vienas, kitiem kitas. Turbūt jokios ligos iš peršalimo pusės panašios, kuris skirtingai taip veiktų, mes neturėjome. Taip, iš tikrųjų, spektras didžiulis ir praktiškai visų infekcinių ligų viršutinių kvėpavimo takų praktiškai simptomai čia pasireiškia nuo viduriavimo vėmimo iki tenai kosulio ir panašių dalykų. Aišku, labiausiai kenčia plaučiai ir realiai, tie ypatingai pacientai, kurie patenka į intensyvios terapijos palatas, ten yra iš tikrųjų nepavydėtina situacija. Ne vienas žmogus klausė apie būtent tą naudojimą
plaučių ventiliavimą. Visi kaip ir, supranta, kas tai per gydymo būdas, bet nelabai iš tikrųjų supranta. Realiai, jeigu papasakojant, tai žmogui yra sukeliama dirbtinė koma, o tai yra padaroma dėl to, kad kai ventiliuojami mechaniškai plaučiai, tai yra iš tikrųjų, baisus skausmas. Ir, sąmoningas žmogus tiesiog to, neištvertų. Tai va, tokiu atveju tau sukeliama koma, kad galėtų tave ventiliuoti. Tai tikrai nelinkiu niekam. Ir kaip suprantu, jeigu pas tave plaučiai yra ventiliuojami, bent jau kiek aš interneto platybėse skaičiau, kad labai jau sunku grįžti paskui į normalų gyvenimą teisingai po to. Jo, nes yra mechaninis įsikišimas į tavo organizmą ir ventiliavimas tai tiesiog yra pumpavimas oro ir išpumpavimas. Tai, kaip su dumblėm kokiam. Tai vienaip ir kitaip gali pažeisti plaučių sienelės ir, po to atsistatymas yra sunkus. Aš pažįstu tikrai ne vieną asmenį jauną, kuris persirgo ir, po šį dieną atsistatęs. Rankų dezinfekavimas. Ar tas daktaras pasisakė, kad tai nėra labai efektyviausias dalykas stabdymui COVID-o? Yra tame tiesos? Jo, dėja taip. Iš tikrųjų, ypatingai pradžiai, kai visi puolė dezinfekuoti viską, tai, bet vėlgi tas kyla iš tos nežinios, kad niekas nežinojo, bet po to paaiškėjo, kad, per paviršius plinta, bet, užkirčiamumas nėra toks kaip oro lašeliniu būdu. Tai, taip masiškai galbūt nereikėjo dezinfekuoti, bet, vėlgi, jeigu tu palėtėjai paviršių, ten yra virusų, ir tu po to palėtėjai nosį ar burną, tai tikimybė yra, kad užsikrėsi. Tai geriau. Bet maža ganėtinai. Maža, nes koncentracija ant paviršius bus maža viruso ir, jeigu dar tu pasiskiepęs ir panašiai, tai tikriausiai nesusirgsi. Bet, prasme, rankų higiena, tai ačiū Dievui, pagaliau atėjo į žmonių pasaulį taip, kaip turėtų būti. Ta prasme, tas turėjo būti ir iki pandemijos, ir tas turėtų būti ir toliau, nes pagaliau atkreipė dėmesį, kad tą reikia daryti. Ar muilas taip pat efektyviai veikia kaip dezinfekcinė priemonė? Jo, jis veikia netgi efektyviau, nes... Ir kodėl mums niekas to nesakė nuo pat pradžių? Kodėl visi taip skubėjo, tiek tų kontroversijų buvo, pykimusių žmonių tarpe, kai muilo buvo pilnos parduotuvės? Jo, čia iš tikrųjų, vėlgi gal kažkiek finansiniai, politiniai dalykai, kad pirktų dezinfekcinį skystį. Bet muilas paprasčiausiai, jis suardo viruso senelę ir virusas yra nebeefektyvus, tai puikus poveikis. Bet, ne visi tą žinojo, realiai. Ar ne visiems tai pasakyta buvo? Kad to nesakyta buvo, tai 100%. Taip, virusas yra, bet yra daug klausimų. Nežinau, dėl to dezinfekcinio skysčio paskutinė bangutė bėgdavo žmonės, vos nemuždavosi prie parduotuvės, kad tarpu muilas stovėjo visus laisvus. Kiek nori, tiek imk. Kaukių efektyvumas. Geras kaukių efektyvumas... Medicininių kaukių. Medicininių kaukių. Ir respiratorių. Buvo ne vienas tyrimas atliktas, kai buvo bandoma pažiūrėti efektyvumas, tai 90% apsaugo. Būtent nuo COVID-o, teisingai? Ir nuo COVID-o, ir nuo kitų. O būtent nuo COVID-o? Jo, ta prasme, COVID-as, kaip ir gripo virusas, gan panašus pagal dydį, tai kaip ir kitos infekcijos, tai nuo COVID-o apsaugo 90%. Kiek dažnai kaukės reikia keisti, kad tai būtų 90%? Geriausia kas 4 valandas, bet aišku, čia galbūt per brangų ir laiko švaistimas, tai tiesiog, tu stebi kaukė, kaukė yra sausa ir jeigu tu, sakykime, uždėjęs kaukę, kvėpuoji ir matai, kad kaukė pristraukia prie tavo burnos, tai reiškia, jį veikia, keisti nereikėtų. Bet jinai vienkartinė. Iš esmės, antrą kartą užsidėjus kaukę, jos efektyvumas tikrai nebe 90%, taip? Krenta 10%, tai 10? 10, jo. Tai reiškia, 80% būna? Ar jo, kitą dieną 70 ir taip toliau, tai geriau pasikeisti. Nes aš įsivaizduoju, kad, būkime objektyvūs ir teisingi. Labai maža žmonių kiekis keičia kaukės kas 4 valandas. Jo, ir net ne kasdien, realiai. Ne kasdien. Aš keičiu kasdien, bet, sakykime, jeigu toks kraštinis variantas, jeigu tu ir nekeiti kasdien, vis tiek kažkokios yra barjeras virusui. Nes visa esmė yra, kokia koncentracija viruso patenka į tavo kvėpavimo takus. Jeigu jau patenka pakankamai, tu užsikrėsi ir susirgsi, bet jeigu tu praskėdi, gal ir pavyks išvengti. Geriau tada užsidėti, kad ir senesnė kaukė. Dar kartą paliesiu aš tą daktarą, paskutinį kartą aš jį paliesiu. Jis apie kaukių efektyvumą pasisakė, kad, tai nėra galbūt efektyviausias dalykas planetoje, kadangi oro pro jį praeina daug. Aš nežinau, kiek turbūt netiesa tame. Oras be abejo praeina, bet kadangi yra, kaukių medžiaga tokia, kad stabdytų būtent viruso dalelės, tai... Bet jeigu tu super gerai užsidedi tą kaukę, teisingai, jeigu palieki kažkur tai tarpą, ką mes matome pas 90%, tai čia jau... Tai kiek lieka to efektyvumo?
Jeigu iš esmės, lieka tarpas virš nosies. Matau dažnu atveju pas Aš nežinau, žmonės. ar tas paskaičiuota, bet, akivaizdžiai yra tarpas virusai patekti. Tai geriau tada, nežinau, nesidėti tas pats, ta prasme. Ką jisai pasakė, jis paminėjo šalį, kokią šalį paminėjo, berods Bangladešą. Aš tikiuosi šito video neišims YouTube'as dėl to, kad mes taip stipriai šnekam apie tai, bet nieko blogo nesakom. Jis paminėjo tokį faktą, kad ta šalis efektyviai susitvarkė ganėtinai su COVID ir aš stebėjau skaičius, ganėtinai mažas susirgymų skaičius, berods buvo porą dienų atgal, bent jau ten 400-500 susirgymų, skaitant, kad šaly gyvena 150 milijonų gyventojų. Pas juos naudojama praktika, kad jeigu tu turi kažkokį kontaktą su kažkokiu žmogum, svarbiausia 3 valandų tarpe prasivalyti nosį su kažkokiu jodo benatidinu, kažko tai tokio, nežinau, kažkas skamba tavo galvoje, kai aš tai sakau. Šiaip mintis pati yra teisinga. Bet iš esmės tu pravalai visą savo nosiatiklę ir tu jau apsisaugai kažkiek tai nuo to viruso, nes virusas nespėja ten įsisavinti per tiek laiko. Yra tame tiesos? Ta prasme, asmens higiena gal ties nosis rytim nėra tokia aptarta, bet prasiplovimas, tarkim, paprastu jūros vandeniu, kur gali vaistiniai nusipirkti, būtų labai efektyvus dalykas. Kas, iš esmės po susitikimo su kokio nors, ar nuvykimo į Akropolį prasivalai? Netgi dabar yra iš tikrųjų estų išradimas, jau yra mūsų vaistinėse, purškalas į nosį. Ir ten yra antikūno koncentracija prieš visas atmainas. Prieš COVID-o. Taip. Aha. Ir tu pasipurški ir 4 valandas, turi, sakykime, kažkokią apsaugą, vienokį ir kitokį. Nesu girdėjęs apie tai. Koks preparatas tai? Pasakyk visiems. Tai gal nežinau, gal nereklamuosiu, bet... Reklamuok drąsiai. BioBlog berods vadinasi, estų kompanijos. Tik aišku, kaina 20 kažkiek eurų už tą purškaliuką. Ir kuriam laiku užtenka jo? Deklaruoja apie 120 purškimų, bet jie rekomenduoja bent 2 purškimus, 4 purškimus prieš einant kažkur į minę ir po to porą purškimų grįžus. Tai Na bent jau, jeigu tu planuoji eiti į didesnį prekybos centrą, kuriam aš neįsivaizduoju, kur yra didžiausia rizika pasigauti, bet aš įsivaizduoju, kad būna kokiame Akropolį ar Oze kažkur, kur yra masė koncentracijos žmonių ir uždaras stogas, ten yra turbūt didžiausia rizika pasigauti. Kaip iš dalies taip, bet visa esmė yra ventiliavimo sistemos. Jeigu ten yra geras gan, sakykime, ir oras pasikeičia, tai, tai iš tikrųjų ta rizika mažėja. Nes kuo daugiau CO2 koncentracijos patalpoj, to didesnė tikimybė užsikrėsti. Tai ventiliacija yra labai svarbu. Tai nežinau, aš manyčiau, gal viešasis transportas būtų toks, sakykime, kur artimas kontaktas, nes, didėjai prekybos centrai, ten masė žmonių, bet vis tiek jie plius minus, pasiskirstimas kažkoks yra judėjimas. Tai... Bet, tarkim, tas pats jūros druskos prasivalymas, jis tau irgi gelbėtų situaciją kažkiek, tas teisingai, bent jau tu kažkokį procentą to viruso nusimtum, nesvarbu turbūt kokio, netgi turbūt tą patį gripą. Be abejo. Tik aišku, reikėtų, vėlgi žiūrėti, kada jau pateka pas tave virusas, jeigu jis jau ten įsitvirtinęs panašiai, tada jau gal nelabai padės, bet... Jeigu 3 valandų tarpe, tai tada manau gerai, ta prasme. Čia normalios asmeninė higiena, ta prasme, kaip rankų plovimas, nosies plovimas čia. Bet vėlgi apie tai net daug kas šneka, kad tai reikėtų padaryti. Klausimas, kodėl, nežinau, gal medikų bendruomenė yra žinomas dalykas, bet galėtų galbūt tą, ištransliuoti labiau iš tikrųjų. Gerai, ką, užteks to COVID-o, tikėkime, YouTube'as nenuims, tikėkime, žmonės sukomentuos blogai, iš esmės nieko blogo nepasakėm dalykus, kurie iš tiesų veikia efektyviai ir galbūt padeda. Pats dirbi genetikos srityje, taip? Ir tas ilgamžiškumas labai labai aktuali tema paskutiniu metu tampa. Kai mes žiūrime į tas ilgamžiškiausias šalis, mes ryškiai matome Japoniją, Šveicariją, šalis su ganėtinai gerų pragyvenimo lygių. Kuo kitos šalis ir, tarkim, kaip Lietuva, nežinau, atsilieka kodėl šioje vietoje? Jo, iš tikrųjų, ilgamžiškumo tyrimai dabar ypatingai yra tyrinėjami. Ir, sakykime, vėlgi, viską reikėtų suvesti gyvenimo būdą. Tai šiuo atveju, vėlgi, japonai pirmauja tikriausiai savo sveikų maistų, streso vengimu. Streso vengimu? Gal čia suklydau. Čia galbūt klystam. Čia apie vyresnę kartą gal kalbam. Į racioną įtraukia daug omega-3 rūgščių ir panašiai. Bet kalbant iš genetinės pusės, tai dabartiniai tyrimai yra labai pažengę ir jau yra, sakykime, atrasti tokie faktoriai,
kur tu gali tiesiog pasitikrinti savo ilgamžiškumą, savo jaunatviškumą. Tarkim, yra telomeros. Paprastai kalbant, telomeros yra mūsų chromosomų galai. Ir su amžiumi jie trumpėja. Tai reiškia, kaip telomeras pasibaigia, baigėsi ir mūsų ląstelių gyvavimas. Ir šią dieną mes galime išsitirti ir tai išreikšti skaitinę vertę. Na, tarkim, pas naujagimį būna 15 kilobazių, 15 tūkstančių nukleotidų. Nukleotidas yra DNR struktūrinis vienetas. 15 tūkstančių, sakykime. Pas vyresnio amžiaus yra ten, sakykime, 12, 11 ir taip mažėja. Ir tu žinodamas, kokį ilgį yra tavo telomeras, tu gali pasakyti savo biologinį amžių. Tarkim, aš kažkada esu išsityręs, man buvo 33 metai pase, o aš kai įsityriau, pamačiau, kad man yra 31 metai, mano biologinis amžius. Tai 2 metai dar avansų turėjau. Tai va, ir tu tai stebėdamas, tarkim, eigoje gali matyti šiai dienai, kiek tau yra iš tikrųjų, koks tai yra biologinis amžius. Vat, sakykime, vienas iš tokių. Kitas labai įdomus yra vadinamoji NAD molekulė. Molekulė, kuri atlieka labai svarbią funkciją ląstelėje. Atnaujina ląstelę, stabdo senėjimą, dalyvauja DNR taisyme ir įvairiose procesuose. Jeigu tu išsitiri šitos molekulės koncentraciją, tu gali matyti savo jaunatviškumo statusą. 30-mečių, 50-mečių tarpe jis turėtų būti apie 2,74 koncentracija. Ir jeigu tu matai, kad pas tavai yra panašus skaičius, reiškia viskas tvarkoja, esi jaunatviškas, bet jeigu tu pamatuoji ir pamatai, kad pas tavai yra rodiklis mažesnis, nelabai gerai, gal reikėtų susiimti, arba atvirkščiai, jeigu matai, kad pas tavai aukštas, reiškia kažką darai gerai gyvenime. Tai va, tai tokie, ir dar jeigu galima vieną labai paminėsiu rodiklį, epigenetinis laikrodis. Ląstelė yra tokie vadinamieji epigenetiniai veiksniai. Jie irgi atlieka svarbią funkciją ląstelį. Ir buvo atliktas didžiulis tyrimas apie 7000 dalyvių ir buvo pastebėta, kad tie epigenetiniai veiksniai irgi su amžiumi mažėja. Ir buvo paskaičiuota ir išvesta formulė, kur tu pamatai, kada jie baigėsi ir tada ląstelė miršta. Ir pagal tą formulę tu gali paskaičiuoti savo time to death, savo mirties laikrodį. Taip, kontroversiška, bet yra publikuota mokslinėse žurnaluose, yra patvirtinti duomenys. Aišku, mes turėtume atmesti visus kitus įvykius, nelaimingus atsitikimus, ligas ir panašiai. Tai reiškia, kad jeigu tu išsityrai, tu matai, kiek tau yra duota, sakykime, gyvenime. Tai dabartinis mokslas jau tokius dalykus gali padaryti. Jeigu įdomu, galiu pasakyti savo. Nu, kaip pavyzdys. Išsityriau ir rodė 88,5 metų. Nei blogai, nei gerai. Kažką darai papildomai apie tai, kad ilgamžiškesnis būtum? Tai taip, visų pirma, aš stengiuosi sekti šitos rodiklius, juos gali išsimatuoti šiuolaikinėje laboratorijai. Visų antra yra ypatingai, kas liečia ilgamžiškumą, tai patobulėjus papildų sferą. Papildų, kurie būtent veikia šitos mano minėtus rodiklius, telomeras, NAD molekulė, ir tu gali juos gerdamas atstatyti. Ir jie jau yra prieinami, patvirtinti FDA, tiesa dar Europai nėra patvirtinti. Vienas iš tokių papildų yra nikotin mononukleotidas, sutrumpintai NME. Ir būtent atlikta tyrimų nemažai, kur mato, kad jo vartojimas labai pagerina tiek NAD molekulės koncentraciją, mano minėtos, tiek telomeras gali stabilizuoti ar prailginti. Tai čia yra viena iš inovacijų, praktiškai 3 metų inovacija kažkur. Jį įsigyti kažkur įmanoma? Taip, ta prasme, tiek Amazon, tiek iHerb.com ir panašiai. Tai tenka susidurti, tenka ir pačiam vartoti, puikiai savijauta ir matosi tie parametrai atsistato labai iš tikrųjų. Ir per kurį laiką tu pastebėjai, kad jie pradėjo atsistatinėti? Na, iš tikrųjų, kažkur po 3-6 mėnesių vartojimo jau matėsi, kad atsistatė. Tai va, bet čia, aišku, vien papildais visko nepakeisi, svarbu ir gyvenimo būdas. Tai va, tas mano minėtas epigenetinis laikrodis, tas time to death, buvo atliktas įdomus tyrimas, kai tyrė grupę individų, savanorių, ir išmatavo jų laikrodį prieš tyrimą, ir tuomet jie laikėsi identiškų sąlygų. Tai reiškia, gyveno sveikai, taip pat sportavo, maitinosi sveikai, miegojo pakankamai, stengiasi vengti stresą ir panašiai. Ir po metų vėl pamatavo jų laikrodį. Ir pamatė, kad laikrodis yra atsisukęs 3 metais. Tai reiškia, atjaunėta 3 metais. Tai teikia daug vilčių. Labai įdomus tyrimas buvo, kur buvo stebėtas miego įtaka, būtent šitiem parametram. Na ir tyrimo išvadas buvo tokios, kad geriausiai, būtent mano minėtus telomeros, ilgiausias yra pas tos žmonės, kurie miega
6-8 valandas. Netrumpiau ir nelgiau. Tai tokias buvo išvadas įdomios. Beje, kalbant apie sportą, buvo tyrinėjimas ir sportas, būtent kokią įtaką daro. Visų pirma, aišku, labai išvadas buvo gan nuspėjamas, tai tyrė sportuojančius ir nesportuojančius. Tai pas sportuojančius buvo telomeros ilgesnis. Valio, biologinis. Kokia sporto šaka sportuojančius? Tai va, pratęsiu. Pradžiai buvo nekreipiama dėmesio, buvo žiūrima tiesiog, ar pats faktas sportuoja ar ne. Tai ten, aišku, atsiskyrė rezultatai. Po to buvo žiūrima tarp kokias sporto šakas. Buvo atrinktos sporto šakos ištvermės, endurance. Tai, dviračiai, ilgų nuotolių bėgimas, ten futbolas. Bet kas reikalauja didelės ištvermės. Taip. Kitos sporto šakas buvo kategorizuotas kaip resistance, tai, pasipriešinimą, sunkumai kilnojimai ir panašus dalykai. Ir tai va, tarp šitų dviejų, ir tiesa, trečia buvo labai intensyvus sportas. Maratonai, ir tokie jau ekstremalus, kur ypatingai ištvermės reikalauja. Tai pastebėjo, kad vienintelis skirtumas, pas ką buvo ilgesnis telomeras, tai buvo būtent pas tuos labai intensyviai sportuojančius. Lyginant su endurance and resistance, buvo akivaizdžiai. Tai pas ultramaratonininkus ir panašiai. Be abejo, pas juos telomeras buvo ryškiai. Kodėl? Galbūt dėl to, kad jų širdis labiau dirba? Vat sunku pasakyti, autoriai kaip ir tokių hipotezių nekėlė, jie bandė tiesiog įsiaiškinti patį faktą, bet gali būti, kad tiesiog ląstelės ciklas yra, dirba pilnu pajėgumu. Ir ta prasme išsivalo nuo įvairių toksinų, laisvųjų radikalų ir panašių dalykų. Plius, aišku, čia nebuvo žiūrim kiti parametrai, ar tie žmonės, kaip jie maitinosi ir panašiai, čia buvo žiūrimas vienas faktorius sportą. Bet tarkim, tarp paprastos ištvermės sporto šakų ir pasipriešinimo nebuvo jokios skirtumo realiai. Nes jeigu jau paminėjom tą ilgamžiškumą, paminėjom, kad tu esi karatė atstovas, turim paminėti tą salą, kur atsirado karatė, tai Okinava. Ir Okinavos dieta, girdėjęs galbūt apie ją. Ir Okinava, kas nežino, yra mėlynoji zona, tai ilgamžiškiausių zonoj pasaulyje. Netgi jų rodiklis yra aukštesnis negu Japonijos vidurkis, iš esmės. Ir ta Okinavos dieta iš esmės susidaro, kiek aš ją domėjausi, jie vartoja ganėtai nemažai sojos produktų, reiškia, misų sriuba yra must do, žuvies produktai, šviežios geros žuvies vartojami 3 kartus į savaitę bent jau. Angliavandeniam jie naudoja 60% jų angliavandenių sudaro sudžioji bulvė, batatas, visa kita kažkokios kitos daržovės. Ir mėsą dažniausiai jie naudoja berods, aš bijau suklysti, bet berods kumpį, bet labai liesą kumpį. Ir jie kažkaip specialiai, jie dirba, kad jisai super liesas būtų tik kartą į savaitę. Ir tiesa, jų vanduo turi nežmogiškai didelį kalcio kiekį lyginant su likusiu pasauliu, taip pat ten saulė beveik kiaurus metus, todėl jie vitamino D gauna didelį kiekį. Ir ypatingai kadangi, žinai, karatė atsirado iš Okinavos, tie senosios karatė mokyklos atstovai pažiūrėjo, kad jų kaulų stambumas yra daug didesnis, visų pirma sporto šaka, B, kalcio dideli produktai, didelis kiekis vandenyje, ir ta mityba. Bendrai bandyta buvo tirti žmonės pagal jų lokaciją ilgamžiškumo. Jo, iš tikrųjų, genetiniai tyrimai tokioje srityje yra, bet vėlgi čia, kaip tu minėjai apie atsiradimą karatė ir Okinavos salą, tai būna tas, sakykime, labai svarbus paveldimumo veiksnys. Tai reiškia, kad jeigu tavo protėviai prieš 100,000 metų maitinosi teisingai, gyveno sveikai, tai tas vienaip ar kitaip persiduoda į genus. Ir gali būti, kad iš kartos į kartą, būtent Japonų šalyje tas persidavė ir tai tiesiog yra jau toks genotipas, sakykime, genomo variantas, kad būtent metabolizuoja vienus produktus geriau, kitiem yra atsparesni ir panašiai. Tai gali būti, kad tiesiog genetinis veiksnys, kas viską ir paaiškinti realiai. O kalbant apie būtent tas dietas ir ilgamžiškumą, tai vienas žymus Santaros klinikų profesorius yra pasakęs, gastroenterologas, kad šiai dienai mokslo pasaulis dėja, bet nežino, kaip reikia taisyklingai maitintis. Nežino visiškai. Hipotezija yra visokiausia, teorija yra visokiausia, bet kaip turėtų maitintis, nėra žinių. Tas patys pieno produktai, praeitam dešimtmetį buvo labai aukštinami, kaip vaikam reikia būtinai kaulam ir panašiai, bet šiai dienai jau yra teorija, kad praktiškai galim būti apsėdami pieno produktų arba labai minimaliai. Taip pat su mityba buvo momentas, kad buvo skaitoma, kad
turi būtinai valgyti mažomis porcijomis 6 kartus per dieną, o dabar visiškai atvirkščiai fastinimas arba protarpinis badavimas tampa visiškų hitų. Ar iš vis carnivore dieta, kur vien mėsa vartojama, kur atrodo, kad turėtų būti kaip tik nesveikiausias žmogus savo būsenoj, bet daugybė žmonių yra ant tos dietos ir jaučiasi puikiai ir jaučiasi geriau negu kada anksčiau. Netgi kai kurie išsigydo tokias įvairias ligas su ta mėsėdžių dieta, nežinau kaip išversti čia lietuvių kalbą. Jo, iš tikrųjų, vėlgi, maistas turi labai svarbią reikšmę, kalbant apie būtent fastingą. Tai iš tikrųjų naujas dalykas. Iš vienos pusės, kaip ir, sakykime, jis yra gana pagristas, nes labai siejasi su ilgamžiškumu. Buvo atlikti eksperimentai su pelėmis ir jos dalis pelių buvo palikta gyventi pusbadžiui, fastinimas. Ir jų gyvenimo trukmė palygėjo 1,5 metų ar daugiau. Žinant, kad pelės amžius nėra didelis, tai... Tai yra labai daug. Jo, tą patį bandė daryti ir su šimpanzėm, tai pralgėdavo 6 metais realiai. Bet atsisuko viskas prieš kitą pusę, tai reiškia tiek pelių, tiek šimpanzių sumažėjo reproduktyvumas. Tai nebegalėjo susilaukti palikuonį. Tikriausiai dėl energijos, galbūt stokos ar panašių dalykų. Tai čia reikėtų išlaikyti balansą, nes gamtos neapgausi, gali bandyti, bet kažkur kažką išjudinsi, bet jausies gerai, bet toks iš kitos pusės. Taip, dėl to fastimo vieno tyrimo, jis taip juokingai nuskambėjo, kad pelės fastino po 16 valandų ir žmonės automatiškai bandė tai atkartoti. Bet iš esmės peliai fastinti 16 valandų yra ne tas pats, kad žmogui fastinti 16 valandų, tai yra tas pats, kad žmogui turi nevalgyti 3 paras, pagal jos skrandį. Jo, teisingai, ta prasme, plius reikėtų dar atkreipdėmėsi į patį individualų organizmą, nes vienam tai puikiai suveiks, kitam tai bus, nelabai gerai, nes mes genetiškai esam skirtingi ir reikėtų ir tai atkreipdėmėsi. Kodėl Šveicarija Europoje išsiskiria kaip tokia ilgamžiškiausia šalis? Taip, žinome, kad ten pragyvenimo lygis labai aukštas, bet Norvegijoje irgi pragyvenimo lygis aukštas. Kodėl Šveicarija? Iš tikrųjų, sunku pasakyti, aš spėčiau galbūt galioja tas pats kaip ir Japonijai, kad iš kartos į kartą buvo kažkas perduota tokio, kad galimai... Ji garsėja kaip, nežinau, žuvininkystės šalis? Ne, negarsėja turbūt. Ne, tyro oro šalis. Tyro oro šalis. Gal, nežinau, gal mažai streso patiriantis su gerą pragyvenimo lygį. Nežinau, tokį tyrimą neteko matyti, bet tikriausiai kažkoks veiksnys yra. Gerai, ką, šiek tiek apie sporto temą. Genų dopingas. Taip. Ką apie jį gali papasakot? Vėlgi, skamba tikriausiai neįtikinamai, kaip ir Time to Death laikrodis, bet, kiek teko domėtis, bent technologiškai tas yra įmanoma. Čia yra paprasčiausia genų inžinerija. Tai reiškia, kad tu pasitelkęs genų inžineriją galėjai pakeisti tam tikrus genus, kurie atsakingi, tarkim, už tam tikrus su sportu susijus dalykus, kaip deguonies absorbavimas, kraujagyslių sistema ir panašiai. Šitie genai yra iš tikrųjų žinomi, netgi Lietuvoje yra mokslininkų grupė, kuri tyrinėja sporto genetiką. Tai reiškia, tyrė, tarkim, olimpiečius Lietuvos ir žiūri genetiškai, ar jie turi kažkokių savybių, kuom galėtų skirtis nuo paprastų žmonių. Ir iš tikrųjų įdomus tyrimai, sugrįšiu prie genų dopingo, net pačiam teko sudalyvauti kaip dalyviai ir buvo pagal vieną geną galima suskirstyti žmonės į tiem, kuriam būdinga sprogstama jėga, tiem, kuriam būdinga didelė ištvermė, arba ta grupė žmonių, kuriem niekas nebūdinga, cukrinis diabetas, nutukimas ir nevykėlio pogrupis. Teko išsitirti, aš patekau į sprogstamas jėgos grupę, tai, kaip ir logiškai, manyčiau. Tai va, o grįžtant apie genų dopingą, tai iš tikrųjų bloga inovatyvi sritis, sakykime, nes kai yra dabartinis paprastas dopingas, tai, laboratorija sugeba pagauti net ir mažiausias koncentracijas kraujyje. Didžiąją daugumą bent jau. Jo. O kai tu pakeiti genų inžinerijos būdu genus, tą atsekti, sudėtinga yra. Reikėtų jau aukšto lygio genetikos laboratorijų, tyrimai yra brangus ir, ar tai masiškai būtų daroma, aš labai abejoju. Kinija, Rusija.
Tai galvoju, kad masiškai tikrinami, kad atsekti. masiškai tikrinami. Kad tai daro dabar, tai aš manau visiškai yra realybė. Kinija, Rusija, galbūt kitas šalis. Nes, genų inžinierija dabar ypatingai yra pažengus. Kaip žinai, Nobelio premija dėl genomo žirklių išrastų, kur lietuvių mokslininkas prisidėjo, CRISPR, Kaspazė. Ir ką su jumis galima nuveikti, jeigu taip paprastai pasakyti? Jeigu taip paprastai, tai galim viską nuveikti realiai. Dabar yra jau pirmos, antros klinikinės stadijos tyrimai. Pirmos, antros, tai jau yra gerai. Ir bando pažaboti tokias ligas kaip vėžius įvairius, storosios žarnos, plaučių ir kitus, živ infekciją veikti, kraujo ligas tam tikras, kraujo vėžio, leukemijas ir panašiai. Ir, principas yra, jeigu labai buitiškai papasakojant, tai jeigu pas tave genome yra kažkoks blogas dalykas, mutacija, su tom genomo žirklėm mes nueinam į tą vietą, iškerpam tą blogį ir susiūnam. Viskas. Tau genomas sutvarkytas. Tai tokiu principu galima, išgydyti daugybę ligų. Gal esi skaitęs, Kinijoje jau buvo atliktas eksperimentas su vaikais, kurie galimai turėjo živ infekciją. Ir nėštumo metu iškirpo tam tikrus genus ir jie gimė sveiki. Bioetika šiai dienai neleidžia tokių eksperimentų daryti, neklinikinių tyrimų stadijai. Kinijai negalioja. Kinija galioja, bet net ir Kinijai tą mokslininką pasodino už grotų visgi. Ir mokslo pasaulis stebi tos du vaikus, kol kas viskas yra tvarkoj su jais. Bet tik čia reikėtų paminėti, kad jeigu tu išlieka tam tikras pavojus, jeigu tu kažkur genome kažką iškirpi, tarkim kažkaip blogį, tu nesitikras, ar kažko irgi neišjudinai. Aš kaip sakau, genomas yra kaip namo siena iš plytų. Jeigu tu kažkur išimsi plytą, atrodo viskas tvarkoja, bet gali sugriūti visą sieną. Tai čia mokslininkai dirba, jie nori tą metodą padaryti saugų, bet tai yra, sakykime, artimiausių metų atradimas. Ir aš labai tikiuosi, kad greitai bus medicininiai praktikoje ir kai kurios lygos bus užmaršti. Genų dopingas. Taip. Kaip manai, jau yra sportininkų šiai dienai, kurie buvo modifikuoti? Aš manau, tikrai turėtų būti. Bet vėlgi, kaip ir prieš tai minėjau, dar pakankamai rizikinga, sakykime, sritis ir jeigu sportininkas, tai pasidarė, sakykime, ir pasiekė kažkokių rezultatų, ar jis po to nesusirgs kažkokią ligą dėl to, ir kyla didžiulį klausimą. Aš nemanau, kad tai masiškai daroma, bet manau, kad tikrai keletas yra išsibandę, nes technologijas yra, laboratorijas yra, tai kodėl nedaryti to. Dar vienas momentas. Jau grįžtam galbūt šiek tiek prie ilgaamžiškumo. Ar jis yra susijęs kažkiek su tavo kilme, su tavo, kilmės genetika, charakterio, galų gale savybėm? Jo, iš tikrųjų, pats ilgaamžiškumas be abejo gali būti perduodamas iš kartos į kartą, nes nepaslaptis būna giminių, kur daug šimtamečių. Tai tikriausiai ten yra kažkoks genetinis veiksnys, tie genai yra tyrinėjami ir jų yra atrasta. Ir tarkim, jeigu tu turi tam tikro geno gerybinį pokytį, vadinamasis polimorfizmas, tai reiškia, kad tu gali turėti būtent ilgesnę gyvenimo trukmę. Tai yra visai realu. O pati kilmės genetika iš tikrųjų yra labai įdomus mokslas, nes gali ne tik dėl ilgaamžiškumo, bet ir dėl kitų dalykų pasižiūrėti. Man teko save pasityrinėti. Tai, pavyzdžiui, įdomus faktas, kad mano tėvo linija yra kilusi iš bronzos amžiaus Kinijos. Tai tas nustebino, bet iškart galiu pasakyti, kad gal ir nenustebino, nes tuo laiku Čingis Chanas keliavo per visą pasaulį ir, kaip sakant, sėjo savo genetinę medžiagą. Jo genetiko, trečiasis pasaulio žmogus teisingai yra su jo genetika. Čia tikriausiai ir pas mane tas buvo nustatyta. O mamos linija yra kilusi iš vikingų laikų, vakarų Europos, vakarų šiaurės jo. Tai va, tai įdomu, džiugu. Jis kažkokį nesveiką žmonių skaičių nužudė teisingai Čingis Chanas, kažkokį ten didžiulį, ten trečdalį, ten kažkokį pasaulio, kad netgi atšalimas atsirado pasaulyje dėl to. Ir keistai tas laikas iš tiesų keičiasi. Šiais laikais mes, tarkim, žiūrime Čingis Chaną, mes nežiūrime kaip didžiausią pasaulio blogį. O tuo tarpu, nežinau, kiti, kurie buvo, nežinau, Bonapartas ar Hitleris, jie skaitomi blogi žmonės.
Turbūt dėl to fakto, kad jie buvo nesenai. Jo, nes istorija, kaip sakant, ta, kuri jau senai vyko, tai, na, nebe tokį efektą turi. Tai, va. Tai apie tą tavo kinišką genetikos dalį. Kas apie ją? Jo, ne vien kinišką. Pasižiūrėjau pat savo genomą, kiek kokių tautybių yra. Nu, nieko nenustebino, 99% rytų europietis, tai kitaip ir negalėjo būti, tačiau pastebėjau, kad yra kilmės šaknų ir 0,1% žydiškos kilmės. Žydiškos, pas mane turėtų būti daugiau truputėlį. Galim išsitirti visada, pasilyginti. Tai va, buvo rusiškos kilmės ir mano nuostabai amerikietiškos. Tai nežinau iš kur ir kaip, bet kažkur praeitį reiškia turėjau protėvį. Bet šiaip europietis. Iš esmės, dėl genetikos daugybę lygų žmogus gali turėti, teisingai? Taip. Kiek tos lygos yra paveldimos? Viskas priklauso nuo pačios lygos. Viena lyga labiau paveldima, kita mažiau. Tarkim, kraujo vėžys yra praktiškai nepaveldimas. Nepaveldimas. Leukemija, nu, keletą procentų, bet jeigu pacientas turi kraujo vėžį, tai tikriausiai priežastis yra jau jo gyvenimo eigoj. Kažkokie cheminiai reagentai, mutagenai, maistas ar dar kažkas. O tarkim, tokie vėžiai kaip krūties vėžys, kuris yra labai paplitęs, tai paveldimumas gali būti nuo 50% net iki 75%. Tai reiškia, jeigu moteris turi šitą lygą, tai dukrai gali būti didžiulis paveldimumo procentas. Tai, bet kiekviena yra skirtinga ir čia yra genetikos mokslas, kuris tyrė, aiškinasi šitas priežastis, paveldimumą, ir bando taikyti gydymo, profilaktiką ar panašius dalykus. Realiai šiai dienai paveldimų ligų yra virš 7,000 rūšių. Virš 7,000. Nemažai. Sudėtingas medikų darbas išsiaiškinti turbūt, kuri yra kuri, nes turbūt bendrų simptomų tos lygos turi daugybę. Jo, iš tikrųjų, čia genetiko ir mediko darbas yra sudėtingas, nes technologijos dabar yra labai pažengusios. Jos lenkia viską tiesiog šviesos greičiu. Ir mes ištyrę, tarkim, genomą paciento, gauname informaciją apie jo genomą, tarkim, sergančio paciento. Ir pati gauta informacija yra dar ne visada mums aiškiai. Mes turime ją interpretuoti, vertinti, parašyti diagnozę ir gydymą. Ir čia, šiai dienai, būtent mediko ar genetiko nepakeis dar programos, dirbtinis intelektas ir panašiai. Reikalingas žmogaus kritinis mąstymas, protas, kuris įvertina genetinį pokytį, lygą, susieja juos ir pateikia galtinę išvadą, nes galtinė išvada yra svarbi pacientui ir čia turi priimti sprendimą. Tai iš tikrųjų labai sudėtingas darbas, bet viskas tobulėja, viskas bus gerai, manau, dar geriau. Lietuvoje smarkiai ties to dirbama? Taip, aš galiu pasidžiaugti tikrai, kad Lietuvoje tiek pats mokslas, tiek genetika yra labai pažengusi. Sakykime, lyginant su Europą visą, tarkim. Lyginant su Europą, Europą, nes realiai, kaip pavyzdys, apie 2006 metais teko dalyvauti konferencijai tokioje, tai tiesiog tada dar stebėjai, kaip vokiečiai, tarkim, skandinavai, lenkia mus, kad galim kažko pasimokinti, bet pastaraisiais metais tenka dalyvauti skandinavų vokiečių ekspertų grupėje mokslininkų, tai jau atėjo ta diena, kai jie klausė mūsų patarimo ar panašių dalykų. Kas pasikeitė? Kame toks šuolis į priekį? Aš nežinau, lietuvių gal darbštumas, mokslininkų tradicijos senas labai iš tikrųjų, ta mokykla, Vilniaus universiteto iš tikrųjų tradicijos, nes gal pačios genetikos mokslo šakos populiarinimas, nes daugybė jaunų žmonių perspektyvių ateina. Ir dabar, kur, sakykime, dalyvauja COVID suvaldyme ekspertų grupėse, tai lietuviai, kurie studijuoja Harvardo, Kembridžo, Oksfordo universitetuose, tai sakau, būtent šitas sritis ir lietuviai, tai, top yra dabar. Ir nestabdo, sakykime. Jeigu tu turėtum duoti patarimą žmogui, kuris nori ilgamžiškiau gyventi, nuo ko pradėtum? Visų pirma, aš gal rekomenduočiau įsivertinti mano minėtus parametrus, genetinius rodiklius, kad pasižiūrėti, kokia situacija yra, kad būtų kažkoks atspirties taškas. Kur tu galėtum tokius tyrimus atlikti? Iš tikrųjų, jos galiu atlikti ir privačiose laboratorijose. Jeigu kažkas sudomėtų, galėtų
parašyti man privačią žinutę ir aš nukreipčiau. Dėl ko sakau, kad reikėtų pasimatuoti, nes tikrai esu matęs atvejį, kai, tarkim, vyresni žmonės, 45 ar daugiau amžiaus, pasimatuoja ir pamato, kad pas juos, sakykime, tie rodikliai yra kaip pas 30 metį. Nu, tai sakyčiau, tada tu tęsk tai, ką darėjai, nieko nekeisk, viskas tvarkoj. O jeigu dėl patarimų, tai, kaip ir minėjau, labai svarbus yra miegas, kad, na, tu išmiegok tiek, kiek reikia, ne per daug, ne per mažai. Sportas, bent sportuok kažką, aktyviai gyvenk. Jeigu bėgioji ilgesnius atstumus arba plauki, tai dar geriau. Tai dar geriau. O jeigu ultramaratonus 3 įveikia, tai išvies puiku. Vėlgi tas, gal nuvalkytas patarimas vengti stresą. Irgi buvo atliktas vienas tyrimas, kur tyrė nėščiųjų moterų mėginius ir pastebėjo, kad tos moteris, kurios patyrė daugiau streso nėštumo periodu, tai jų naujagimiai jau gimė su trumpesnėmis telomeromis. Tai reiškia, kad, nu, negali sakyti dėl jų kaltės, bet dėl būtent stresinių sąlygų jau tu vaiką paleidai gyvenimą su trumpesnėmis telomeromis. Tai, nu, venkim stresą. Sportuokim, nu, ir aišku, maisto papildai galėtų būti kaip viena iš išeičių. Aišku, reikėtų pasidomėti, pasikonsultuoti su specialistais, na, patiem neužsimti savo moksliniais dalykais, bet tų papildų, inovatyvių, paremtų moksliniais tyrimais jau yra, jie prieinami ir, na... Pavardink juos. Mano minėtasis nikotin mononukleotidas arba NME, tuomet, sakykime, jau visiems žinomas resveratrolis. Ir jis, na, ne tik kaip antioksidantas veikia, bet jis yra žinoma, kad sustiprina būtent prieš tai mano minėto papildo veikimą. Mechanizmai iš tikrųjų sudėtingi papildų veikimo, bet jie yra paaiškinti. Vieni papildai, tarkim, aktyvina ląstelinius procesus, kiti, tarkim, blokuoja tam tikrus procesus, kurie turėtų būti blokuojami. Na, ir vienus blokuoja, kitus aktyvini ir tu keli savo genetinių rodiklių vertę, tuo pačiu jaunatviškumo statusą stabilizuoja ir ilgamžiškumą. Apigeninas. Apigeninas yra toks papildas, kuris yra išskirtas iš petražolė. Paprasta atrodo. Bet ten išskirta tam tikra medžiaga, būtent apigeninas. Tarkim, po to yra labai inovatyvus, aš nežinau, ar jis jau yra rinkoje, tai vadinamasis IRV, 3 amino rūgščių grandinėlė sujungta. Ji buvo išskirta iš kiaušinio baltymo ir tyrinėta jau senai ir pamatyta jos nauda, bet ties ilgamžiškumu tik šiomis dienomis tai yra paskelbta. Tai va, bet aišku, rekomenduočiau vis tiek pradėti nuo sveiko gyvenimo būdo ir tik po to pamandyti papildus, vieną pasakyti tokius. Sveikas gyvenimo būdas. Amerikoje, kadangi aš žiūriu dažnu atveju Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidą ir podcastus įvairius, yra viena didžiulė problema. Tu negali pasakyti, tai yra nėra mandagu pasakyti nutukusiam žmogui, kad jis yra nutukęs. Nėra, nežinau, gerai pasakyti žmogui, kuris maitinasi visiškų, atsiprašau, šūdų, pasakyti, kad jis maitinasi visokių šūdų, kad jis susitvarkytų savo gyvenimą. Ir tiesiog trumpai apžvelgiant situaciją. Lieso sudėjimo žmogus ir apkūnus žmogus, kuris turi, nežinau, viršsvorį 20 kg. Taip, yra įvairių genetinių ligų, visko dėl ko tai gali nutikti, bet pripažinkim faktorių pagrindinį, kad dažniausiai tai yra maistas. Teisingai. Faktas. Ilgamžiškumas tarp žmogaus, kurio KMI yra normose ir KMI yra gerokai per didelis. Jo, yra atlikta tyrimų ir buvo vienareikšmiški rezultatai, kad liesesni ir aukštesni žmonės gyvena ilgiau negu nutukę ir žemesni. Tai nutukę ir žemesni ūgis? Pasirodo, kad kažkodėl, bet irgi turi įtaką. Dar neįsiaiškinta kodėl, bet turi. Bet, čia esmė buvo svoris. Tai kuo tu liesesnis, tuo tikimybė turi didesnį ilgamžiškumui. Tai čia faktas. Kodėl ta problema, manai, nėra iškeliama? Kodėl nepasakoma, kad tu esi nutukęs, nes paskutiniu metu spaudoje, aš negi Lietuvos, man atrodo, kosmopolitam nemačiau, aš jeigu neklystu, aš mačiau labai aptukusios moters nuotrauką, kurioje parašyta, tai yra sveika. Povelniu, Vaidai, tai nėra sveika, tu daktaras. Tai labai nesveika ir nutukimas, kaip žinia, sukelia
baises ligas, kraujagyslių, širdies ir yra vienas iš pagrindinių faktorių. Tai Aš suprantu, galbūt psichologinis momentas, kad žmogus tiesiog jaustųsi gerai būdamas savimi, jis yra svarbus. Taip, aš sutinku ties tuo. Bet nebrūkim, kad tai yra sveika, kad tai yra normalu. Jo, čia komunikacija iš tikrųjų galėtų būti stipresnė, nes, kaip prevencija, sakykime, lygoms, tai niekas nekalba apie ten šiek tiek riebaliukų ant pilvo, tai viskas tvarkoja, bet smarkus nutukimai, tai pavojus gyvybei, tai tas turėtų būti anonsuojama. Ir smarkus nutukimas tai yra virš kiek kilogramų? Virš 25 kmi, ta prasme. Virš 25 kmi. Yra nutukimas, tai ir aš, vėlgi čia kaltė medikų bendruomeniai, gal reikėtų daugiau pasitengti ir daugiau komunikuoti, rengti kažkokius, sakykime, pranešimus, konferencijas ir galbūt tai kažką pakeistų. Ir tai galbūt visuomenės problema, kad visuomenė pasidarė truputėlį, atsiprašau, jinai pasidarė skysta. Jinai pasidarė skysta, žmonės nori, kad visą laiką jie jaustųsi gerai, kad viskas faina, viskas gražu. Komfortas, maistas tas skanus, bet esant dideliam nutukimui, žmogus turi žinot, kad jis turi susitvarkyti, kad tai yra, iš esmės tai yra liga. Taip, tai vienareikšmiškai yra liga ir nereikėtų to susijęti su ten, kad aš nutukęs ir aš jaučiuosi gerai ir čia viskas tvarkoj. Reikėtų tą pripažinti, kad tai yra liga. Dabar tikrai yra daug specialistų, dietologų, kur sudarytų, sakykime, planą, kur nereikėtų savęs kankinti ir panašiai ir tu palaipsniui pasiektum normalų svorį. Ir aš nežinau, čia gal kaip su rūkimu, tu rūkai tol, kol nesusergi plaučių vėžių. Kol tu nematai tos ligos pas save, tol atrodo, kad gal nieko nebus. Ir dar tiesiog, kad pabrėžti tą reikalą, nutukimas sukelia, gali būti veiksnys daugeliu ligų, teisingai? Daugybė, ta prasme, aš nebekalbėjau apie kraujagyslių ir širdies ligas, kurios šiaip yra numeris 1, bet tarkim patys vėžiniai susirgimai. Kai yra perteklius maistinių medžiagų, tai gali būti iniciacija atsirasti vėžiniam ląstelėm. Tai, hebra, susiimkit. Na taip. Apie šitą momentą, sakau, mane labiausiai neramina tas faktas, kad apie tai nėra šnekama. Arba šnekam, arba nepakankamai iš tikrųjų. Arba, tai sakau, tai turėtų būti prilyginimai kaip rūkimas ar kažkas panašaus. Nes, mačiau, ir Lietuvos socialinėje erdvėje įvairios merginos, žinomos, gina tą nutukimą ir dar kažką. Aš savo gyvenimą kaip treneris, aš visumoje žiūriu viską kaip, yra situacija bloga, reiškia, ją reikia tvarkyti, yra situacija gera, reikia ją pagerinti. Aš matau taip tiesiog kaip problemą, kurią reikia sutvarkyti, jeigu yra tas viršsvoris pas žmogų, ypatingai didelis. Ir jis tvarkomas, kas be ko, pagrindė mitybos faktoriumi. Ten sportas šioje vietoje turbūt 10% yra maksimum. Nes netgi kovinėme sporte mes turime tų žmonių, kurie turi gerokai per didelį viršsvorį ir dar galbūt MMA sporte mes nematome tų vaizdų per ilgus metus, bet tarkim WWE, kas jau daugybę metų tas pro wrestlingas yra, mes matome kokį trumpą kokius trumpus gyvenimus turi tie pro wrestleriai, kurie žinoma, dar apart to nutukimo, tas rockstar gyvenimas prisideda ir iš esmės galutinis rezultatas būna nekoks, ilgaamžiškumo prasme. Taip, tai čia reikėtų susiimti ir daryti kažkas išvadas realiai, nes, kaip tu minėjai, tai yra liga ir gal to nereikėtų susijęti su kūno kultu, kuris dabar labai yra, populiarinamas, tiesiog neturėti antsvorio ir viskas, čia nebūtina užsikačelinti ir panašiai. Ne, tai kas be ko. Ir normalus, tarkim, kaip pavyzdys, normalus svoris. Ką reikštų normalus svoris, tarkim, 1,80 cm vyrui? Turėtų sverti, turbūt, tarp kokių 75-85 kg, teisingai? Jo, plius minus. Ir moteriai svoris turėtų būti koks? Jeigu tai yra 1,70 m, tarkim. Mažesnis, aš dabar gal nepasakysiu pagal tas skalės, bet čia gali pasitikrinti, prasme, bet, šiek tiek mažesnis, aišku. Tai va, bet tos rekomendacijos yra, manau, prieinamas, galim tikrai pasižiūrėti. Na, turbūt aš įsivaizduoju, kad medikai ir nedrįsta dalinai pasisakyti šiomis temomis, kadangi bijo kažkokios nebijo, tiesiog nenori turbūt kažkokios blogos spaudos iš tos visuomenės dabartinės. Nes, Vadai, patikėt, po šito epizodo, kurį mes nufilmavom, galbūt kils ginčai komentaruose, tai nieko tokio. Ne, nieko baisaus yra, koks viršsvoris yra dar nieko baisaus, iš esmės. Aš manau, kad reikėtų laikytis rekomendacijų iki 25 kmi griežtai patekti.
ir viskas, ta prasme, ir nedaryti savų kažkokių išvadų ten, kad gal šiek tiek virš galima būtų, arba panašiai. Tai... O normalus KMI skaitosi nuo 20 iki 25, teisingai? Tiek vyram, tiek moterim. Taip. Mhm. Tai reikėtų tom vadovautis. Aišku, gal nėra tokia populiari, sakykime, sritis, bet kad tai kalbėtų, gal ir yra kalbama iš tikrųjų, bet, reikėtų labiau atkreipti visuomenės dėmesį ir galbūt šitą prevenciją daryti ir jau nuo mažų dienų mokyklose ir panašiai, nes matom ir nutukusi vaikų, kas man yra, iš vis tragedija, ta prasme, kur, tu jau gadini gyvenimą, sakykime, vaikui, kalbu ne apie psichologinę, bet apie fiziologinę esmę ir, jau tada gali kažkokias ligas inicijuoti, Mano sporto klubas randasi virš parduotuvės, tai aš dažnu atveju pro langą matau, kuo vaikai minta šiais laikais. Tragedija. Tai prasme, ir matau juos vaikus einančius su tėvais, kai tėvai nešasi namo bulvių traškučius kažkokius šokoladus, kažkokius pudingus. Aš nežinau, kadangi tu matai žmonės, realiai matai žmonės rankose nešantis tos produktus, arba prie kasos stovi ir matai, ką perka. Suprantu, kad tie saldainiai yra skanu, bet pagalvokite, kiek ten yra cukraus, kiek ten yra chemijos. Tai yra tiesiog baisu. Jo labiau, kaip aš į šitą dalyką žiūriu, iš esmės, mes žiūrime į desertą kaip desertą, tai turi būti sūrio pyragas, tai turi būti, nežinau, šokoladas, dar kažkas. Vaisius irgi desertas, skanus vaisius irgi yra skanu. Obuolys, kriaušė, vynogės, nežinau, bet kas, kas iš gamtos ir tai yra gerokai sveikiau. Jo, iš tikrųjų, pasižvalgęs po parduotuvės lentynas, kažkada teko pačiam ieškoti graikiško jogurto, kur įsivaizdavau, kad ten nėra cukrus tiesiog, nes nesaldus. Pasirodo, kad ten pilna cukrus. Aš visiems duodu pavyzdį, ta prasme, jeigu tu pasiemi ir matai, kad ten yra kažkur 10 gramų cukraus, tai yra sauja cukraus, tarkim, jogurte. Tai ar tu taip pasisemtum saują ar suvalgytum cukrus, tikriausiai ne. Su jogurte viskas tvarkoja. O kalbant apie vaikus, tai iš medicininės srities, tai reikėtų pastebėti, kad dabartinė mityba, jeigu taip, sakykime, tokia yra žalinga, tai atsilieps, kai jie bus suaugę. Aš galiu analogišką pavyzdį duoti su būtent mūsų. Mūsų pavyzdžiui, kai mes buvome vaikais, buvo vienokios rekomendacijos, kaip turi būti maitinami. Kaip dabar pasižiūri, tai buvo šiek tiek klaidingos, tarkim, ypatingai, kai kūdikius maitindavo, tarkim, jeigu atsimeni arba skaitėjai, bet labai dažnai rekomenduodavo medikai duoti morkų sulčių. Taip. Dėl regos. Bet pradžiai pripratinti morkų sulčių ir panašiai. Morkų sultis yra ypatingai apkraunančius kepenis. Kodėl tada buvo tokia rekomendacija, aš nežinau. Ir netgi dabar, tarkim, jeigu tarkim, mūsų bendramžius yra kažkokios, tarkim, lygos, alergijos, tarkim, ir viena gydytoja labai gerą iškėlė hipotezę, kad, sako, klausė, iš kur pas mane alergija atsiradus. Tikriausiai sako, kad vaikystėje buvo netaisyklinga mityba, tėvai vadovaujasi blogom rekomendacijom ir dabar, štai prašau, tu turi kažkokią alergiją. Bendrai maisto produktai iš tiesų, nežinau, tik nesenai mes pradėjome Lietuvoje iš tiesų gauti gerų kokybiškų maisto produktų viešai prieinamuose parduotuvėse. Pagalvojus, kuo mes maitinamės mokyklose, kuo mes maitinamės namuose. O tu Dieve mano, kaip tos daržovės atrodė tais 90 metais, iki 2010 bent jau metų. Dieve tu mano, bent tas, kas buvo parduotuvėse. Jo, iš tikrųjų prisimenu aš irgi. Sunku suvokti, bet gal buvo tada tik pliusas, kad gal buvo, sakykime, mažiau visko, tai mažiau kalorijų, sakykime, tai gal tas nutukimas netaip grėsė bent. Gal vaikai aktyvesni buvo. Arba aktyvesni. Šiaip iš esmės, Vaidai, aš su vaiku netreniruoju jau daugybę metų, aš vaikų pas netreniruoju. Matau, kaip kolegos, kai kurie treniruoja vaikus. Didelė problema su tais vaikais, kurie ateina šiais laikais ne tik dėl mitybos. Aš mačiau vaikų grupę treniruojamą ir aš nesu kineziterapeutas, bet aš šiek tiek išmanau kineziterapiją iš tos pusės, kadangi dažnai tenka pas kineziterapeutę lankytis ir pas patį, kadangi sporto šaka mūsų, kurioje tu esi vienoje stovėsenoje, dažniausiai būna disbalansai kažkokie, kurie ateina su 30-mečiu. Dieve, tie vaikai atėję nieko nesportavę, būnant 10-12 metų, turi tiek nugaros problemų, kad net man baisu.
ta prasme, tai turbūt susijęs su tuo, kad vaikai, nežinau, aš, kai keliauji, tu matai, tarkim, aerouoste, ne tai, vietoj to, kad su vaiku pabendrautų, tiesiog vaikui duodama į ranką planšetę ir telefonas, ir vaikai sulindė į tos telefonus. Stuburo problemų, kokių turi vaikai. Tai yra kažkas baisu. Ta prasme, paauglių grupė atėjusi pradėti sportuoti, atrodo panašiai kaip pensininkų jogos grupė, kur nors Japonijoje turbūt. Ir tai galbūt Japonijoje pensininkų grupė turbūt turi geresnį išvaizdą, kas liečia nugaros problemas. Bet tai irgi turbūt ganėtinai girdžiu, kad apie tai šneka, bet turbūt nepakankamai šnekama apie tai, kaip reikėtų. Jo, čia tas, sakykime. Ir kada vaikui reikėtų tą planšetę duoti ranką? Idealiu atveju tikriausiai reikėtų labai smarkiai riboti. Nu, kas, kaip tu minėjai, akivaizdžiai matosi, ta prasme, tiek stuburo, tiek regos problemos, tiek teko susidurti ir bendrauti su psichologija, tai psichologinės problemos, nu, realybės nebejautimas. Bet iš kitos pusės čia mano asmeninė teorija, tai, na, tobulėja technologijos, tobulėja mūsų gyvenimai. Nu, negalėtų, ta prasme, visiškai išimti šitų, sakykime, įrenginių iš vaiko gyvenimo, nes galbūt tai yra natūralus evoliucijos procesas ir, na, jį stabdyti, nu, ar reikėtų, bet kad riboti, faktas, ta prasme. Stabdyti nereikėtų, bet kaip tada, man baisu pagalvoti, kaip atrodys žmogus, kuriam iš tiesų ta planšetė buvo duota pirmą kartą 2 metų, nes aš mačiau vaizdus, ten nežinau, kiek metų tam vaikų buvo, jis buvo labai mažas, jam duota buvo planšetė į rankas ir žaidė kažkokį kvailą žaidimą priešais mane sėdėjo, tiesiog, kad ten žaidimas musytės kažkokios skraido, ten varlėjo pačioje ir jam reikėjo tą musytę pagauti, bet man baisu pagalvoti, kaip jis atrodys būnant 20. Jo, nes iš tikrųjų planšetė, sakykime, visi filmukai, tai yra jau, kaip sakyti, gatava informacija pateikta smegenims. Nebereikia nieko galvoti, nebereikia jungti smegenų, to viskas yra pateikta. Ir, nu, tas vienai per kitaip būkina ir, na, reikėtų atkreipdėmėsi, nes jeigu, kaip sakai, 2 metų, 3 metų, tada, kada smegenys dirba 200% pas vaiką, vystosi, priema informaciją ir kai priema tokia betikslė informacija niekinė, tai, na, nauda ne tik jos nėra, bet ir žala, ta prasme yra. Ir taip, ir nėra normalu, kad 12 metų vaikas turėtų skoliozę. Tai yra labai nenormalu. Tai, prasme, antiek tai skiriasi tie vaikai, kada aš pradėjau sportuoti ir dabartiniai vaikai, kad yra wow tiesiog. Wow, koks skirtumas. Ir turbūt tas technologijos yra vienas tų didesnių faktorių. Tai faktas. Aišku, kaip genetikas galėčiau pasakyti, kad neatmeskime ir paveldimumo veiksnio. Tai reiškia, kad jeigu tėvai vaiko sportavo, gerai gyveno, tai tas gali persiduoti ir vaikui, ta prasme, ir jis jau turės potencialą tokį didesnį. Aš akivaizdžiai pas savo vaiką matau, kai, na, jau dabar 8 metai, bet jau ryškėja raumenų sritis ir sportuoja, stiprus, greitas, tai tikėtina, kad paveldimo veiksnys yra. Bet be abejo, nu, aplinka irgi yra labai svarbu ir na, reikėtų čia atkreipdėmėsi. Vėlgi, turbūt, nežinau, kiek iš čia turbūt ne tiek iš genetikos, kiek iš mitybos pusės, per didelis angliavandenių vartojimas. Yra turbūt didžiausia masinė problema, teisingai? Nu taip, angliavandeniai, kaip žinia, greičiausias energijos šaltinis ir, na, o jo mes neišnaudojam šiuolaikiniam gyvenimo būde, tos perteklinės energijos, tai tas kaupiasi riebalų pavidalu, na, ir čia užburtas ratas, ta prasme, tai. Bet jo, kaip ir pažiūri sudėti, tai, ta prasme, angliavandenių, cukraus, tai yra nežmoniškas kiekis. Net realiai neberandi prekės, kur nebūtų. Jo, tai. Vandens vartojimas. Kaip ir minėjau, mano minėtas sanitaros klinikų profesorius apie mitybą, kad nėra aišku, su vandens vartojimą yra taip pat svyruojantis tyrimai. Tai 3 litrai, tai 2,5. Dabar liktais užtenka ir 1 litro. Į dieną. Jo, jeigu tu nesportuoji ir tai normaliai paprastai gyveni. Šiai dienai nėra atsakymų, kiek reikia. Bet bent jau litras turi būti. Paskutiniais duomenimis litras turėtų būti. Bet tikrai ne 3 litrai. Bet irgi, turbūt labai mažai kas suvartoja po litrą vandens. Faktas, bet aišku, nu, kompensuojasi kitais skysčiais tikriausiai, kur yra geriama, arba tas sultis ir panašiai. Bet, kompensuojasi? Jo, nu, į tą litrą kaip ir nesiskaičiuoja, bet, nu,
minimalius poreikis patenkina realiai. Mhm. Bet jo, vanduo yra ypatingai svarbus, nes visos biocheminės reakcijos ląstelėje vyksta vandeninėje aplinkoje. Tai jeigu ten yra trūkumas, taigi vėl gali prasidėti grandininė reakcija ir atsirasti kažkokie blogie dalykai pas tave kūne. Tai... Kai geri kavą, ypač didesnį kiekį jos, nežinau, 2-3 puodelius į dieną, reiktų vandens kiekį irgi padidinti, teisingai. Faktas, nes kofeinas yra diuretikas, jis pašalina skysčius iš organizmo, tai tą reikėtų kompensuoti, bet iš genetinės pusės yra tam tikri genai, kurie atsakingi už kofeino metabolizmą. Ir pas dalį žmonių, pasaulio populiacija yra tam tikras geno pokytis, o pas kitus nėra. Tai vieni geriau metabolizuoja, tai reiškia gali išgerti 3 puodelius ar net daugiau ir viskas jiems bus tvarkoj. Na, kitiem, kurie neturi tą pokyčių, reikėtų apsiriboti iki 1-2 puodelių. Tai va. Ką, Vaidai, buvo be galo įdomus pokalbis, dėkui, kad atvykai, dėkui už visą informaciją ir kažkada pasikviesim tave vėl, galbūt atsiras kažkokių pokyčių, kas liečia tyrimus, gal atsiras naujų preparatų, kurie padės ilgaamžiškumui. Pasakyk, kaip su tavim galima būtų susisiekti, jeigu kažkas norėtų išsitirt, gauti patarimą. Kaip tai aš manau, susirasti? kad standartiškai per Messengerį galėtų susirasti, jeigu kažkas domina parašyti, aš mielai pakonsultuosiu, papasakosiu, nukreipsiu. Čia mano, kaip sakant, yra pašaukimas, specialybė, tai atviras visiems. Gerai, dėkui tau labai, Ačiū tau. sėkmės darbuose. Viso gero.